Per 8 metus be abejo medicina patobulėjo, tikrai yra daugiau būdų, kaip išgelbėti gyvybę, kai kuriais atvejais prailginti gyvenimą, padaryti gyvenimą kokybiškesnį ir panašiai. Tai stengsimės visiems žmonėms padėti. Džiaugiuosi, kad jau turiu antrą žmoną, turiu antrą berniuką Leonardą, kuriam 1,5 metų. Smagu, kad Dominyku rūpinasi mano žmona Sandra, kad jisai turi mamišką šilumą. Pradžia buvo tikrai sunki. Aišku, kaip baisiai beskambėtų, jis savo biologinės tikrosios mamos nepamena. Žino tik tai, kur yra jos kapelis, žino iš nuotraukų, kaip jinai atrodo be abejo. Kartais apie ją pakalbam, kartais jisai paklausia, bet labai smagu, kad pavyko šeimos, draugų pagalba užkamšyti jam, jeigu galima taip pasakyti, užkamšyti, kiek tai įmanoma padaryti be abejo, mamos spragą ir jisai tikrai auga sveikas, laimingas ir nemanau, kad jis jautė kažkokį tai trūkumą. Dabar turbūt šiuo metu jam labiausiai ir reikia tos mamos, nes jam jau ir tie klausimai kyla, tai Sandra tikrai daug bendrauja, stengiasi ir smagu, kad po tiek metų pavyko sukurti šeimą ir toliau gyventi, nes klinikoje turėsim psichiatrą Leoną Kačinską, kuris yra puikus psichiatras, ne veltui vadinamas geriausiu Lietuvoje, bet su juo padiskutuojama apie psichologinės problemas, sakykime, sergančiųjų aplinkos, pačio sergančiojo. Tai tą kelią nueiti labai nelengva. Aš pamenu, man sunkiausia būdavo, kad kiekvieną vakarą reikdavo sakyti, raminti, kad viskas bus gerai ir kad pasveiksi. Tai man šitas yra labiausiai įstrigęs į atmintį, tai buvo labai sunku. Vienu metu, aišku, tikėjai, po to jau supratai, kad jau nieko nebebus. Tai puikiai atsimenu tą akimirką, kaip kažkokiai tai Liepos dieną mes eilinį kartą vežėm Kristiną į klinikas. Jai buvo vėl didžiuliai skausmai. Šiaip aš jau buvau toks, kaip sakau, Kauno klinikų gyventojas. Mane turbūt ir visi rezidentai ir sesutės skubiai pagalbai žinojo ir jau ir vardu kreipdavosi. Tai eilinį kartą nuvažiavom. Jie vėl pasakė, kad nelabai ką gali padaryti, nes tiesiog tai yra skausmai, kad tai yra metastazuotas vėžys, kad metastazės yra įsiplėtusios, bet tada turbūt visas viltis žlugo būtent tada, kai jau pasakė, kad yra gal 100 ar kiek daugiau židinių visam pilve ir kad nėra jau jokių galimybių išgyventi. Tai aš tą dieną atsimenu. Pats nesugebėjau parvežti žmonos namo, nes tiesiog būtų turbūt pamačius iš veido, kad yra blogai. Tai aš pamenu, kad aš važiavau savo automobilio, paskambinau, kad draugai paimtų iš Kauno klinikoje. Tai Liepos mėnesį šią žinią jau kaip ir užsitvirtinom, kad galimybių nėra, o lapkritį jinai mirė.